Pokyčiai svarbus kiekvienai moteriai, tačiau ne visos tam ryžtasi, nors giliai širdyje svajoja, jog vieną dieną taps tikromis karalienėmis. Projektas Pokyčių metas tokią galimybę suteikė net 10 moterų. Jau netrukus galėsite stebėti, kaip keisis jų stilius ir išvaizda bendradarbiaujant su geriausiais Lietuvos medicinos specialistais, kosmetologais, kirpėjais, visažistais ir stiliaus žinovais. Tad nieko nelaukdami kviečiame susipažinti su pirmosiomis dalyvėmis. Jurgita, 3 vaikų mama, nuolat rūpinasi visais namų, vaikų, vyro ir buities klausimais. Todėl laiko, kurį galėtų skirti tik savo, visuomet trūksta. Tiesa, dabar būtent vyras Jurgitą paskatino dalyvauti grožio projekte. Raukšlės nuo plačios šypsenos, celiulitas po nėštumų, pakrypę dantys nuo per anksti nuimtų breketų, visa tai netrukdo gyventi, tačiau šeima sako, kad mama turi būti graži. Grožiui tai aš skiriu laiko naktimis, stengiuosi, kai visi miega. Tai aš tikiuosi išmokti pati, galų gale makiažą padaryti teisingai, arba suderinti tam tikrus rūbus, arba kaip odą prižiūrėti, tarkim, arba kažkokių tai tokių praktinių įgūdžių, žinoti, kaip elgtis. Donata dirba kūno kultūros mokytoja. Didžiausias jos gyvenimo džiaugsmas – vyras ir 3 anūkai neleidžiantys močiutei atsikvėpti. Visą gyvenimą atsidavusi aktyviai fiziniai veiklai, Donata neslėpia, kad niekuomet neskyrė laiko moteriškiems malonumams. Toksai jau laiko tarpas, kad sakyčiau, kad šitas projektas būtų man kaip relaksas, toksai savo skirimo laikas, kur aš galėčiau ir pailsėti, ir savimi pasidomėti galų gale ir galbūt atrasti save naują kokią nors. Ieva dirba renginių organizatorė ir augina mažametį sūnų. Visas Ievos gyvenimas ir kasdienybė labai įtempta. Nuolat skubanti ir norinti visur suspėti jauna mama pamiršo, kad dar reikia skirti laiko ir savo. Pankiškas stilius ir berniukiškos šukuosenos niekuomet neatrodė labai moteriškai. Tikiuosi visų gerų specialistų patarimo, pabarimo, galbūt užvedimo teisingo kelio, galbūt tas paskatintų įrašyti į savo darbotvarkę ir tuos, sakysim, kad ir ne tiek dažnus, bet kiek reikalingus apsilankymus pas visus specialistus, kurie buvo išvardinti. Bronytė vieniša kaime gyvenanti pensinio amžiaus moteris ilgą laiką kovojo su labai sunkia liga. Pasveikusi moteris sako, kad jokios gyvenimo negandos jos neprivers pasislėpti tarp 4 sienų. Optimistiškai žvelgiant į gyvenimą, Bronytė įsitikinusi, kad dabar yra tas laikas, kai reikia išbandyti viską, ko neteko patirti. O būti graži ir pasikeitusi svajoja kiekviena moteris, nesvarbu, koks jos amžius. Vienam draugui pasakiau, sakau, oi, kaip norėčiau, kad mane taip aptaisyt, paruoštų, kaip aš atrodyčiau. Sakau, aš daugiau nieko nenoriu, tik tai va. Nu, čia gal draugai išgirdo, paėmė man anketą, užpildė, parašė, sako, eik tenais, eik. Gal kai turėsiu gražią suknelę, gal atsiras proga. Nu ir pasipuošiu. Mūsų dalyvės išties jaudinasi priėmusios iššūkį dalyvauti grožio pokyčių projekte. Šioms moterims konsultacijų, procedūrų ir patarimų negailės odontologai patarsiantys, ką daryti, kad moters dantys būtų didžiausia veido puošmena. Taip pat užsuksime pas kosmetologus, kurie padės nubraukti nuovargį nuo veido ir patars, kaip susigrąžinti jaunystę. Viena svarbiausių akimirkų moterų lauks pas profesionalius plaukų kirpimo bei makiažo specialistus. Ir žinoma, norime pasidžiaugti, kad mūsų herojams savo naują stilių padės atrasti Agnės Jagelavičiūtės stilistų komanda, kurią pristatysime jau kitoje laidoje. Na, o šiandien pasikalbėkime su pačia stilingiausia miesto moterimi Agne, ką ji patartų mūsų laidos moterims, kurios jau pasiryžo pokyčiams. Pirmiausia, vis laiką prašau moterų prieš einant į pasikeitimus susitvarkyti savo spintą. Nepatikėsite, bet tai svarbiausias dalykas. Kai neturi ką apsirengti, reikia pirmiausia išmesti daiktus, drabužius, kurie tau netinka. Paskui tu matai, ką turi ir žiūri, kuo reikia papildyti. Agnė pabrėžia, jog tuomet, kai nesi stilistas, drabužinėje teisingiausia laikytis nuoseklumo. Taip pat svarbu nepamiršti detalių. Akiniai, gera rankinė ir derantys papuošalai leis išsiskirti iš minios ir atrodyti žavingai. Visiškai nekeistas dalykas, kad žmogus, kaip čia pasakyti, įgijęs naują stilių, iš karto jo taip labai lengvai nepriima.
Aš šiaip nemėgstu radikalių pasikeitimų, man patinka, kai žmogų keičiama subtiliai, bet net pati išėjus iš kirpyklos nesijaučiu visą laiką labai gerai. Man patinka, bet man reikia savaitės su to susigyventi. Kalbėdama apie moterims kuriamas grožio savokas, Agnė pabrėžia, jog svarbu atskirti du dalykus – stilių ir madą. Nes mada tai prabangų žaidimas, o stilius tai mums visiems būtinas dalykas, nepriklausantis nuo esamų galimybių. Gali visiškai neturėti pinigų, bet būti pačiu stilingiausiu žmogum šalyje. Galiu pasakyti taip, kad nėra nei tokių drabužių, nei tokių spalvų, nei tokių kirpimų, nei kažkokių aksesuarų, kuriems bet kokiu atveju pasakytum ne. Nes kiekvienas daiktas tam tikram derinyje gali sublizgėti. Ir aš galiu pasakyti, kad vis tik tai, kuriuos jūs turite namuose, yra tikrai pritaikomi. Taigi išsiaiškinome, kad stilistas yra ne parduotuvių, o klienčių agentas. Todėl pritaikę savo žinias ir išmonę kviečiame jus susitikti jau po savaitės, kai nuosekliai ir išdidžiai jums pristatysime pirmąją pokyčių projekto dalyvę Jurgitą ir sužinosime, kuo ją nustebino pirmasis vizitas pas odontologą ir kokių pokyčių ji išsigando labiausiai.